Pelėdžiuko sapnas. Vieną saulėtą žiemos vidudienį 3 sniegenos, pasipuošusios raudonom prijuostėm, nutūpė ant palangės ir ėmė lesti patrupintą duoną. Pro pravirą langą jos pamatė kambaryje ant spintelės pelėdžiuką ir nustebusios šūktelėjo jam: "Ei, pelėdžiuk, ką tu čia veiki?" Jos pašaukė jį dar ir dar, bet pelėdžiukas taip saldžiai miegojo, kad niekaip nebuvo galima jo pažadinti. Pagaliau šalia stovėjęs žadintuvas nutarė sniegenoms padėti ir sučirškė pelėdžiukui po ausim. Pelėdžiukas pašoko iš miego. "Kas atsitiko?" Tada sniegenos ir sako: "Pelėdžiuk, kodėl tu ne namie? Ką tu čia veiki vienas?" "Aš ne vienas, aš su laikrodžiu," saldžiai rąžydamasis tarė mieguistas pelėdžiukas. "O kur mano namai? Nežinau. Gal aš neturiu namų." "Kaipgi neturi? Turi. Visi turi namus. Tavo namai girioj. Ten medžiai didžiuliai, aukšti, aukšti. Kai nutupi ant viršūnės, galima apsikloti debesim ar pasisupti ant saulės spindulio. Girioj gyvena dar paukščiai ir žvėrys, o vasarą ir gėlės, ir uogų daugybė raudonų, ir plaštakės atskrenda paviešėti gėlių taurelėse." "Kas tos plaštakės?" smalsiai pasiteiravo pelėdžiukas. "Tai gėlės, tik su sparneliais. Skraido, kur nori," kalbėjo toliau sniegenos. "O visos pelėdos su pelėdžiukais gyvena tik tai girioj, o ne žmonių kambariuose. Ir aš noriu namo," gailiai tarė pelėdžiukas. "Tai lekiam, štai langas atdaras, mes tau parodysim kelią." Bet pelėdžiukas tylėjo. Jam buvo gėda prisipažinti, kad jis skristi nemoka, kad jis molinis. Moliniai sparneliai neplasnoja. "Aš molinis, skristi negaliu." Sniegenos nustebo, susižvalgė tarpusavy. "Na tai eik pėsčias arba važiuok, žmonės važiuoja troleibusais, pamėgink ir tu." "O kur?" "Už 3 upių, už 9 ežerų yra didžiulė sena giria. Ten gyvena pelėdų karalienė. Ji tau padės surasti savo namus." Pelėdžiukas apsidžiaugė. "Tai aš dar truputėlį numigsiu, o sutemus eisiu namų ieškoti." Ir pelėdžiukas vėl užmigo. Jis sapnavo nuostabų sapną. Šiltą vasaros naktį jis supusi ant žvaigždės spindulio ir didelė plaštakė nešė jį, mažą molinį pelėdžiuką, ant savo sparnų. Vienas buvo mėlynas, kitas geltonas. Ir buvo dar daugybė tokių pat,
mažų pelėdžiukų, su kuriais jis žaidė. O pelėdų karalienė padovanojo jam didelę raudoną uogą. Kai jis nubudo, buvo jau tamsu. Išėjęs į gatvę, pelėdžiukas išvydo milžiniškus namus su daugybė langų, kurie degė kaip slibino akys. O po kojom buvo patiesti lediniai veidrodžiai, kuriuose atsispindėjo jis, toks mažytis ir niekam nereikalingas. Pro šalį ūžė troleibusai, bet nė vienas nesustojo pelėdžiuko pasiimti, o jis nežinojo, kaip juos pašaukti. Praėjo vieną gatvę, kitą, o kur ta giria? Pelėdžiukas dar nepriėjo nei vienos upės, nei vieno ežero. Kojytės sustingo, jis vos bepaėjo. Staiga pamatė stovinčią mašiną ir nieko nelaukdamas įlipo į vidų. Padvelkė kažkokią kvapią šilumą. Ar čia troleibusas? Paklausė pelėdžiukas. Ha, 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 nusikvatojo dėžėse dideli geltoni riestainiai. Ki, 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 sukrizeno maži aguonom apiberti riestainėliai. Čia duonos furgonas, važiuoja iš kepyklos į parduotuves, paaiškino šilti rusvi duonos kepalai. O kam tau tas troleibusas? Man reikia važiuoti į girią, aš ieškau savo namų, rimtai kalbėjo mažas pelėdžiukas. Į girią? Nustebo neramiai sukrutėję duonos kepalai. Ak, girios ir laukai, mes rugiai kadaise augom pagiri, kaip gera ten buvo linguoti varpas saulėtą vasarą. Lietus mus prausdavo, vėjas šukuodavo, paukščiai dainuodavo kiaurą dieną. Padainuok ir tu ką nors, mes taip pasiilgom paukščių dainos. Kad aš nemoku dainuoti, teisinosi pelėdžiukas. O ką tu moki? Aš moku tik verkti, atsakė jis. Ha, 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 vėl pasileido juoktis riestainiai, o maži aguonuoti riestainėliai susimirksėję paklausė pelėdžiuko. Nori, mes tau padovanosim riestainio skylutę. Noriu, sujudo nudžiugęs pelėdžiukas. Dar jam niekas nieko nebuvo dovanojęs. Dabar pradėjo kvatotis visi. Net puošnios kvietinės pintos bandelės leipo juokais. Ir duonos kepalai nesusilaikė, šyptelėjo, bet tuojau sudraudė visus. Cit, padūkėliai, nevalia šaipytis iš vargšo pelėdžiuko, jis ieško savo namų. Bet štai furgonas sustojo ir duoną ėmė nešti į parduotuvę. Įnešė ir pelėdžiuką, tūnantį riestainių dėžėje. Kai jis užlipo ant dėžės krašto, parduotuvėje jau buvo tylu. Tik citrinos ir datulės negalėjo užmigti.
Pelėdžiukas joms pasisakė ieškąs namų. Jos susijaudino ir prisiminė savo gimtinę. Ak, ten aukšti snieguoti kalnai ir jūrų vėjas. O saulė, saulė, gali maudytis jos spinduliuose, kiek tik širdis trokšta. Aš turėjau gerą draugą, geltonsparnį paukštelį. Mes supdavomės ant vienos šakos. Liūdnai kalbėjo Citrina. Gera, kad tu galėjai eiti namo, o man jau kelio atgal nėra. Pelėdžiukas taip norėjo namų, kad nebegalėjo laukti nė valandėlės. Neliūdėk, gražioji Citrina, gal pas tave dar ateis ir saulė, ir geltonsparnis paukštelis. Atsisveikino Pelėdžiukas. Per miestą vėl maurodamos traukė mašinos ir degė namų langai kaip slibinų akys. Žvarbus vėjas lyg adatom badė molinį kūnelį. Pelėdžiukas įsikibo į praeinančios senutės skaros kutus, vis ne taip šalta. Ir kokia laimė! Senutė galelį paėjus įlipo į autobusą ir jiedu nuvažiavo tolyn. Važiavo ilgai, ilgai ir kai išlipo, nebebuvo nei vienos slibino akies, nei ledinių veidrodžių po kojom. Buvo tik baltos pusnys ir didžiulė minia aukštų medžių. Tai turbūt giria, pagalvojo Pelėdžiukas ir šoko į pusnį. Šiaip taip išsikapstęs, visas snieguotas ir nenorom, nuries ne vieną sniego kąsnį. Pelėdžiukas pakėlė galvą į viršų ir žiūrėjo. Bene ką sutiks iš pelėdų giminės. Bet pamatė tik snaudžiančią ant šakos varną. Labai atsiprašau, kad prikėliau jūs iš miego. Pasakykite, kur mano namai? Paprašė varnos Pelėdžiukas. Varna primerkė vieną akį. O kas tu toks? Aš Pelėdžiukas, molinis Pelėdžiukas, atsakė jis. Molinis Pelėdžiukas? Išsižiojo varna. Kaip gyva nesu tokio regėjusi. O mažytis koks, stebėjosi ji. Tu palauk, o aš nulėksiu pas pelėdą pasiklausti. Atlėkė susirūpinusi pelėda ir pradėjo žiūrinėti Pelėdžiuką iš visų pusių. Mano pelėdžiukai netokie, tokio niekad nesu mačiusi. Molinis Pelėdžiukas, svarstė ji. Tai tu netikras Pelėdžiukas? Kaip netikras? Pelėdžiukas ėmė verkti. Aš tikras Pelėdžiukas. Aš noriu namo, man šalta. Kur mano namai? Stačiai nežinau, kur tave padėti. Eikš, skrendam pas karalienę. Pelėda užsisodino ant pečių molinuką, atlėkė prie storos liepos ir pastukseno į drevę. Karalienę,
Čia mažas molinis pelėdžiukas ieško namų. Pelėdų karalienė iškišo galvą. Didžiulės, šviesios akys taip žiburiavo, kad pelėdžiukas net prisimerkė. Ji žvilgtelėjo išdidžiai į molinuką ir pasakė: Moliniai pelėdžiukai čia negyvena. Pelėdžiukas patupėjo ant pusnies, patupėjo ir, prisiminęs savo nuostabų sapną, pasileido žingsniuoti per purų sniegą. O snaigės vis krito ir krito. Viena visų gražiausia, šviesi kaip žvaigždė ir spinduliuojanti geltonai ir mėlynai kaip plaštakė, nusileido ant snapiuko ir nusišypsojo. Kur tu eini? Einu ieškoti savo sapno, atsakė mažas molinis pelėdžiukas. Pelėdžiukas ilgai brido per pusnėtą baltą girią. Jokios gėlės, jokios plaštakės, jokio sapno. Tik sniegas ir sniegas. Ūmai kažkas didelis ir juodas suriaumojo priešais jį. Tai buvo vilkas. Labai liesas, užkimęs, susiėmęs šoną, jis kosėdamas girgždančiu balsu tarė: Ak, aš tave suėsiu, mano laimė nors tu čia pasipainiojai ant kelio. Taip sergu, krūtinę skauda, nei vaisto, nei padoraus kąsnelio neturiu. Ir iš tavęs maža naudos, toks trupinėlis, bet vis geriau kaip nieko. Vilkas apsilaižė, gardžiuodamasis būsimų kąsnių, išsižiojo, raudona jo gerklė garavo. Pelėdžiukas sustingo be žado, bet užsimerkė iš baimės. Tuo tarpu vilkas taip sučiaudėjo, kad pelėdžiukas išlėkė į orą ir klestelėjo ant aukštos pusnies. Jis norėjo apsidairyti, kur tas baisusis žvėris, bet pajuto, kad grimzta sniegu gilyn, krenta kaip į šulinį ir tokiu pašėlusiu greičiu, jog apsvaigo galva. Pagaliau po kojom vėl kieta žemė ir saugu. Jis atsimerkė ir iš nuostabos vėl užsimerkė. Negali būti. Kai jis vėl pravėrė akis, į jį žiūrėjo plaštakė. Vienas jos sparnas buvo mėlynas kaip naktis, kitas geltonas kaip saulėta diena. Kokia čia šalis? Paklausė pelėdžiukas, dairydamasis. Švietė saulė, lingavo skambėdami mėlyni varpeliai. Tai tavo sapnas, šyptelėjo plaštakė. Sėsk, aš tave nunešiu, kur tik panorėsi. Jos balsas buvo labai meilus. Neilgai trukus jiedu nulėkė į pievą. Pirmiausia, pas raudongalvį dobilą. Dobilas juos pagirdė midum
iš aukštų raudonų taurių. Paskui jie viešėjo pas Ramunę, pasėdėjo jos aksominiam geltonam krėsle, paskaitė jos baltus, vyturėlių įrašytus laiškus, kurių niekas be pelėdžiuko nemokėjo perskaityti, net pats vyturėlis. Jie atlankė ir Smilgą, kuri be paliovos pynė savo rausvas kasas, o vėjas jas draikė. Bet ji nepyko ant vėjo, tik liūdnai šypsojosi ir pynė iš naujo. Paskui jie sutiko ežį su ežiukais. Labą dieną! Mandagiai jos pasveikino pelėdžiukas. Kur jūs traukiat? Žemuogiauti, plonu balseliu atsakė mažiausias ežiukas, kaip spygliuotas spirgas. Ežiai uogauja, o voverės verda žiemą uogienę, paaiškino Plaštakė. Kregždės siuvo priekin ir atgal, nešdamosi kažką snapeliuose. O ką kregždės veikia? Paklausė pelėdžiukas. Kregždės stato namus, o geniai staliai. Jie daro lovas ir stalus. Paminėjus namus, pelėdžiukui dilgtelėjo širdelę, bet jis nedrįso paklausti, kur jo namai. Plaštakė užnešė jį ant aukštos žaliaskarės eglės ir išvydo pelėdžiukas didelį kankorėžį su 2 langeliais iš žuvies žvynų ir baltom beržo tošies durim. Mažasis molinukas net išsižiojo tokią grožybę pamatęs. Kas čia? Tai tavo namai, kurių taip ieškojai. Pelėdžiukas nedrąsiai pravėrė duris. Viduj buvo pienės pūko patalėliai, o ant apskrito stalelio stovėjo gilės dubuo, pilnas midaus, ir pūpsojo kvapni raudona žemuogė. Ar tai viskas man? Negalėjo patikėti pelėdžiukas. O kas padovanojo? Šitoj šaly sapne kiekvienas turi tai, kas jam reikalinga. Ir niekas neatims nei tų patalėlių, nei to midaus. Niekas neatims. Ir niekas neišvarys manęs iš tų namų. Niekas neišvarys, rimtai tarė Plaštakė. Čia visi turi savo namus ir visi dirba savo darbą. O ką aš turėsiu dirbti, kad dar nieko nemoku? Naktim, kai visi paukščiai ir žvėreliai miega, tau reikės budėti prie eglės šakos, ant kurios tavo namai, ir plauti ją kasryt pirmąja rasa. Čia visi dirba tai, kai jie geriausiai moka. Ak, aš labai saugosiu tą eglės šaką ir plausiu ją skaidriausia ryto rasa, džiaugėsi pelėdžiukas. Staiga kažkas pasibeldė. Pelėdžiukas nubėgo prie durų ir sustojo pas slenkstį kaip įbestas.
Priešais jį stovėjo toks pat pelėdžiukas, kaip jis, tik visas baltas. Baltasis pelėdžiukas linksmai sušuko: "Pagaliau aš tave suradau!" "Ar tu manęs ieškojai?" nustebo Molinukas. Jis dar niekam gyvenime nebuvo reikalingas. "Ir dar kaip ilgai, kol mėlynieji varpeliai man iš tolo suskambėjo ir pasakė, kad tu čia." Svečias net spindėjo iš baltumo ir Molinukas negalėjo nepaklausti: "Ar tu iš sniego?" "Ne, aš iš porceliano", truputį išdidžiai atsakė svečias. "Iš porceliano?" pakartojo Molinukas. Tokio žodžio jis dar nebuvo girdėjęs, bet tai buvo negirdėtai gražus ir taurus žodis. Ir tas baltasis pelėdžiukas jam atrodė toks geras ir kilnus, kad jo akys buvo pilnos ašarų ir jis niekaip nesumojo apsakyti savo dėkingumo. Jis panoro truputėlį paverkti iš džiaugsmo, bet staiga apačioj pasigirdo guvus balsas: "Ei, kas nori su manim keliauti? Einam prie žaliųjų ežerų, ten dainuoja auksinės žuvys ir ant žilvyčių auga meduoliai." Pelėdžiukai pasižiūrėjo vienas į kitą ir šovė pro duris. Po egle stovėjo rudas pliušinis meškiukas, pasirišęs ant kaklo oranžinį šilko kaspiną ir žvalgėsi užvertęs galvą. "Mes norim!" sušuko abu pelėdžiukai. "Tai spaudžiam!" sublizgėjo jo judrios tamsios akutės ir 3 nauji bičiuliai nužingsniavo. Bet meškiukas žengė žingsnį, o pelėdžiukai 12. Jis vieną kartą stabtelėjo, laukdamas jų, kitą, 3. Pagaliau suraukė rudą nosytę. "Žinot ką, čia nekeliavimas. Verčiau jūs sulipkit į mano ausis ir tupėkit ten. Aš vienas eisiu, bus greičiau ir patogiau." Pelėdžiukai taip ir padarė. Vienas įlindo į kairę meškiuko ausį, kitas į dešinę. O meškučio ausys šiltos ir švelnios, kaip pienės pūko patalėliai, kuriuos Molinukas paliko didžiojo kankorėžio namelį. Galima buvo čia tupėti ir dairytis. Žolynai jiems mojo savo žaliom rankelėm, o gintariniai zuikučiai išdykavo ir šoko ratelį su saulės spinduliais. Buvo neapsakomai gera, tačiau Molinukas išsigando. Ar tikrai nėra kur netoliese snieguotos nepraeinamos girios ir baisaus vilko? Jis nedrąsiai paklausė meškučio: "Ar tu gerai žinai kelią? Ar nepaklysi? Pasuksi kur netyčia į šoną ir pasibaigs ta sapno šalis." Bet meškutis
tik susijuokė. Aš jau seniai čia skersai ir išilgai išvaikščiojau. To šalies galo nėra. Sapnas nesibaigia. Lyg pritardami meškiuko žodžiams, pakely skambėdami, sulingavo mėlyni varpeliai. Kai jie užlipo ant kalno, prieš akis tolumoje žvilgėjo 3 žali ežerai. Mažas baltas debesėlis nusileido prie vieno ežero, tarytum ko klausėsi. Matyt, ir jis norėjo išgirsti, kaip dainuoja auksinės žuvys.